Ir barzda nusibrozinus, ne? Ja. Barzda. Šis tolis nuoveši. Oi, tu su! Burokėlių sultis. Gerai. Tai sveikas internete, kaip pasakytų viena žymi keliautoja. To atsakysiu jums klausimą, kas man čia atsitiko, kur aš čia pasigražinau. Bet pirmiausia, papasakosiu, kur aš dabar esu ir ką aš čia veikiu. Buvom susiderinę kelionę su savo nedraugais, geriausiais draugais, kuriuos pažįstu labai daug metų. Ops, palaukit. Čia vakar privarė sniego belekiek. Tai skridau aš iš Tenerifės į Barceloną. Mano hebrytė iš Vilniaus į Barceloną. Įsinomavom va šitą va pežą, kurio jau nebesimato, nes apsnigo. Ir ką? Atsidūrėme mes Andoroje. Gal šiek tiek matosi, yra kažkoks rūkas. Tai pirmą dieną tik atvykę paslidinėjau, nenorėjau nieko filmuoti, tiesiog, kaip sakant, padariau dieną visiškai savo, su chebra pabūt. Ir jeigu matot mano pasigražinimus, tai vakar jau baigiant slidinėti, varėm po visokias raudonas, juodas trasas ir panašiai. Ir prieš pat galą, visiškai paprastoj trasoj, kur jokio statumo nėra nieko, sugebėjau užsigaudyti kantą. Tiesiog per mažai greičio buvo, daug žmonių ir tokį bam į asfaltą. Nu gerai, ne asfaltą, į sniegą. Tai Pauliau, koks komentaras po pirmos dienos slidinėjimo? Nu, viskas gerai. Barzdelė, nosytė. Ir barzda nusibrozinus, ne? Ja. Barzda tai čia nieko tokio. Nieko, pirmas blynas. Bet tas sniegas toks kietas ganėtinai buvo. Tai tokį knockdowną prasileidau, kad akyse juoda buvo keletą sekundžių. Toks atrodo, kad buvau truputį išsikinkęs, kaip čia pasakius. Tai nubrozino akiniai labai nosį. Čia tai turbūt tiesiog į sniegą kažkaip sugebėjau nusibrozdinti. Tai toks knockdownėlis neblogas gavosi, bet ką, dabar atsikėlėm. Šiandien pradėsiu kažką truputėlį filmuoti. Matau sningą, sniego tikrai netruks. Tai va mūsų viešbutėlis. Susimokėjom 720 eurų už dvivietį kambarį. O kitas draugelis vienvietį pasiėmė, tai ten 500 sumokėjo. Rydžio bilietai man iš Tenerifės, tai ten juokingi, žodžiu, į Barceloną, nes aš čia turiu rezidento nuolaidą. Hebrytė ten sumokėjo, man atrodo, po 110 eurų. Ir viskas. Labai viskas faina yra, daug sniego. Gal šiek tiek per daug žmonių, nes galvojom, kad sezonas eina į pabaigą, bet žmonių iš tikrųjų ganėtinai nemažai. Tai traselės geros, viskas gerai. Atsikėlėm, einu pavalgyti, reikia prikelt draugelį vieną. Ir viskas, judėsim, kaip visada, į priekį. Smakriuką pakelt reikėtų. Jeigu išmoksi jaunas. Ai tu! Viešbutis įdomiai eina ne į viršų aukštai, bet į apačią. Ir rūsį reikia leisti. Taigi dabar esam vandens vienas. Mes gyvenam su Gyčiu abudu -4.
O Auris gyvena atsiskyrėlis. Visiškai ne prie Hebros, gyvena -3. Tai dar jisai miega. Einam, pabandysim prikelt. Gerai. Jisai su stačiugi dar vaikšto, net nenurenkui. Ką tu? Mėgojau, tu ko jūs neįsilaukit pas mane į kambarį. Tai va, kokie kambariukai čia pas mus. Tas čia stovis, nuoga šitą. Tai va, čia viskas atrodo. Tai rūkas dabar, nesimato kalną. Gerai. Rakyk duris, varškėti. Nu tai ką, draugai, keliamės į aukštį su geriausiu draugeliu. Žinot, kai yra geri draugai, yra pažįstami, yra draugai, yra geri draugai. Čia pat yra geri draugai. Čia yra geriausi draugai. Tai va, prikabino Maurį, šiandien antrą dieną jau profas patapo. Keliamės ant... Palauk, kokia čia raudona trasa? Bus raudona, jo, bus raudona. Bus raudona. Nosis gali būti. Raudonas nosis jau yra. Vakar Paulius išbandė, šildė. Tai dabar, žinot, aš kaip vlogeris, tai turiu pasakyti informacijos truputėlį. Tai sakykit, kur mes čia esam dabar? Mes esam Andoroj. Kiek Andoroj gyvena žmonių? Nepažiūrėta, nepadabota. Beveik 81 000. Aš žinojau, tikrai nežiūrėjau į Wikipediją. Tada, kokie mes esam miestelį? Kosmosas. Paso del Kalaso. Pas del Kalaso. Dantų pasta. Pas del Kasta mes esam, jaunimėlė tokiam. Mes atvarėm čia slidinėti, o ne Wikipediją mūsų įminėti. Aš nei karto nepažiūrėjau Wikipediją. Tai va, tai ką, keliamės ir judėsim toliau. Tikiuosi šiandien be traumų, be jokių nesąmonių. Šiandien labai geras oras, sniego nuo pačio ryto, trasas turėtų būti pafikį. Gali iš tikrųjų, man gal net nereikia, tu imti tą kamerą ir viskas. Kaip būtų geras nepaleisk ją pačiai. Jo. Tai papasako ką nors. Ne, nėra čia ką pasakot. Jo, aš čia sukirpsiu viską. Tai ką, judam, bus fainai. Jau yra čiuožiančių. Žinai, ką reikia Hebra sakyt? Ką aš sakau per vlogus visą laiką. Net vedės. Judam visą laiką priekį. Laughing loud as the powder flies. Snowy peaks and Andorra skies. Carve the hills with fearless glide. Our crew together side by side. Tracks behind us drawn so fine. Best friends rolling down the line. Snowflakes falling, dancers in the night. Chasing dreams where the slopes feel right. We own this moment, just us and the thrill. Time stands still on this icy hill. Nu ką, pavarėm šiandien neblogai. Žiauriai atjudėjom. Žiauriai atkaitavom, norėjau sakyti. Atčiažinėjom. Dabar einam į viešbutį. Bandysim kažką pavalgyti. Ir eisim gal kažkur po mestuvą pasivaikščiot. Problema, čia pažiūrėkit, tai čia darosi. Koks aparatėlis, ką? Nu ką, judesiukai? Kaip laikotės, ką? Alės į nognum. Čia yra tokie žodžiai, ar iš čia sugalvoja? Vokiečių mokinais įgyvena, atrodo, mokyklai. Aš eidavau į tą patalpą. Į tą patalpą aš... O Jezau. Prasivalom kelią, nes patalpos tai Michelinai, sportai, pilotai. Tai labai smagiai atvažinėjom, žiūrėk. Gal kuro nėra? Sukos ištraukė kurą. Kodėl susidarytas? Užkurkit motoriuką šitą, pažiūrėsim čia, ką nors da, jisai gali, geba ar negeba, ką nors šitą mašiną. Užsikūrė jau geras ženklas. Nu, pojedžiami. Eik, tu easy. Easy.
4, 3, 2, 1 atleisk. Pažiūrėk, pasiiškart matos, iš tai kaip skiriasi blausda, bet vienamos taip nesimatė. Jaučiu, kad mes šiandien pasiliksim truputėlį. Truputėlį papūsim. Negeriausia prekinė išvaizda mano, bet muzonėlis geras buvo. Tai ką, chebrytė, mes papietavom, pavalgėm skaniai. Geriau atsigėrėm, nemeluosim. Kas gėrė, kas negėrė. Silpnas. Tai va, išlindo saulelė ir šiaip neplanavom jau daugiau lėkti šiandien, bet blemba, labai geras oras. Pasikeičiau stikliuką, nes jau nieko nemamačiau per juodą. O tu matai kažką per šitą? Puikiai viską matau, šiaip neblogai, akiniai tikrai geri. Kiek sumokėjai? Šiam eurų. Šiam eurų. Šiam 5, šiam kažkas. Aš irgi sumokėjau šiam 7, man atrodo, už šitas. Labai patenkinęs ir kada prasoja, ne prasoja, bet tas neapsninga, prasibraukia į ranką, viskas nusivalo mikliai greitai. Jo. Tai va, gaila Auris truputį į darbus, kaip sakant, pakrito. Kažkas turi draugam pinigus uždirbti. Čia žodžiu, už dyką nieko nebus. Tai va, tai mes varom dar su Gyčiu šiandien pavarinėsim. Varom į Snow areną, pabandysim biškį pašokinėt gal, reikėtų kažką pasimavyt, reikia nesulūžti svarbiausia. Nu jo, būtų gerai neužsigaudyti kažkokių traumų rimtesnių, nes nosytė ne kažkokia mano. Tai va, ką, žiauriai gražu, tikrai žiauriai fainai. Pažiūrėkit, kaip juda. Šios tiktais. Op. Gyvas? Net iš batų žmogus iškrito. Oi, tu sau! Bet kaip aš sugebėjau iššokti iš bato, tai neįsivaizduoju. Bet kojytę biškį skauda. Nu va, esam ant keltuvo ir pastrigom. Mažytis užstrigimas. Truputį pastrigimas. Prisimenu tą filmą, kai žmonės šokinėjo į apačią, kažkokie vilkai užpuolė ir taip toliau. Kiek čia Gyti metrų galvoju galėtų būti? Širvonsas, 10 kokį. Bliam, gal daugiau biškį? Kokį 12? Nu jo, 10-12. O, judam. Bet čia tai va galėčiau šokti. Jo, į medį. Sukristum į pusnį. Ir į medį. O, bariukas. Nenustepčiau, jeigu Gyti sakytų, užeikime mes ten truputėlį. Ką ta šypsena reiškia? Nieko? Ką? Aš ką tik sakiau, nenustepčiau, jeigu jis čia pradėtų eiti į tą pusę. Muzika ir viskas. Okay. Čia Pauliaus viskas? Kas čia yra? Šitų sultis. Burokų. Burokėlių sultis. Vitaminai. Ir nežinau, kodėl 2 yra, šitą aš nesuprantu. Kodėl ne 3 yra. Kairė koja, dešinė koja. Aš esu jaunas. Vakar čia nebuvom užėję. Iš tikrųjų, čia turbūt, nežinau, ar užtektų visos savaitės. Ar užtektų čia viską apčiažinėti. O, Jėzau, kai muzika kala. Eisim, ne? Nu ką, pasistiprinom truputį. Ir viskas, ką, lekiam toliau. Dabar esam
1960 metrų virš jūros lygio ir reiks bele kiek kilti. Nu va, varau su chebryte, mokinukais. Ja, sunku čia žodžiais nupasakot, kur aš esu, bet fainai. Kas lydinėja, tas tikrai supranta. O Gytis filmuoja mane tenais. Įsidarbinam auklėm, nu. Žiūrėkit, gal gerai šoks. Opa, geras. Tai va, mes čia truputėlį pasimalysim šiandien. Ir viskas, šiandienai užteks. Saulytė valenda. Rodo, kad rytoj bus dar geresnis oras. Gytis užsimetė iš karto lentą. Iš karto, lėksiu, iš karto. Pačio kairę. Va čia. Mažiukas rūkas. Mažiukas. Matau nieko vadinasi. Tai ką, mes pavirtom truputėlį žmonės. Kiek aš galiu atrodyti kaip žmogus? Ar šitą pusę mano parodinė, tai... tai viskas gerai. Ir lekiam dabar, kiek čia, 36 kilometrai? 38 liko kilometrai. 38 kilometrai ir rodė važiuoti 46 minutės, ne? Jo, kažkas važiuojam, žodžiu, čia tokį miestuką, kurio pavadinimo abudu nežinom dabar. Ten yra toks labai geras restoranėlis. Iš mašiną išlenda. Jo, yra geras restoranėlis tenais. Tai kažką skaniai pavalgysim, nes šitoj Kastelo pastai. Šiek su mocu lekia, bičias. Pafilmuot. O čia tai stipru. O čia tai yra stipru. Su 2 mocais lekia. Kaip prikolas. O čia tai chebrytė rimtai nusiteikusi. Su kiaušais jau čia sakyčiau taip. Ne, mano svajolė, va taip va yra. Hebra, kai lekia į Nordkapą, su padangėlė, su šipais, viskas. Tai va, o dabar, kaip bebūtų, vairuojam Pežą. Bet Pežas, pafilmuok, vairą Pežą. Ar jums Pežo vairas naujo, ne Lamborghini vairas? Net ženkliuką Pežas padarė labai panašų ir Lamborghini. Pažiūrėk, koks vairiukas. Čia pjauta. Ei, geriau būti negali. Tai va, lekiam skaniai pavalgyti. Nu va, išvažiavam iš rūko, biški vaizdas kitoks. Bet mano veidas vis toks pats. Ar rūkas ar nerūkas veidu nepadeda? Realiai prie rūko geriau atrodo veidas. Nu va, vykom ir atvykom. Aš labai nenoriu sumeluoti, kur mes čia esam. O Jezu, kaip saulė kalė. Bet man atrodo, čia yra sostinė Andoros. Nu, atnešė mums sriubytę. Čia kažkokio špinatų, kieno čia yra? Pažiūrėk. Skanu? Nu, bandom. Nagi. Žmogus suvalgė sriubą, tai
per 3 šaukštus, tiesiog susirbė. Nes aфиgenai skaniai ir plus alkanas. Aš čia kažkokį Buda Bowlą pasiėmiau, Saiva voką. Bet skanu, čia žiauriai skanu. Gera sriubytė, geras vokas buvo. Na, tai va, ir pasiėmiau dabar chocolate brownie. Sakė, labai geras, labai geras. Ir čia dar kažkokį iš vegan protein ir taip toliau čia. O. Tai va, nesumelavau visiems. Mes pasirodo atvažiavam į sostinę. Kaip sostinė vadinas? Niekas nežino. Andorra de la Vella. Ir va, kokių čia viešbučiukų gražių. O, pažiūrėjau, tiltas gyti. Einam iki tilto. Bet viešbutis irgi fantastinis. Nu, pala, einam, pažiūrėsim čia dar. Pažiūrėkit, kaip atrodo. Super. Labai jaukus, labai švarus. Tikrai neprisikabinsi. Ir plus dar labai skaniai pavalgiam, tai net negalėtum nieko blogo pasakyti, ne? Dar pakalbėjom su vietiniu. Tai sakė, reikia važiuoti į kitą vietą visai. Parašysiu aprašymę, pamiršau irgi pavadinimą, ne? Pamiršai tai irgi? Nelabai klausau aš ten visų. Nu, žodžiu, tai sakė, ten važiuoja vien tik tais vietiniai ir žymiai geresnis sniegas, neateina tenai saulė ir panašiai. Tai saulė šviečia belekai. Tai žodžiu, nežinau, gal bandysim tenais nuvažiuoti kurią dieną. Dar mums liko kiek? 5 dienos, ne? Kažkas tokio. Tai bandysim gal nuvažiuoti, pasižiūrėti. Gal ten geriau, sakė, daug geresni nusileidimai, daug geresni restoranai ir pigiau. Nors ir šiaip, kas liečia su kainom, tai Labai patraukų. labai viskas gerai. Labai gerai. Kainos ir kokybės santykis aukšta klasė. Jo, mes iš tikrųjų žinojom, kad čia taip yra. O, koksai. Čia einu toks visiškas turistas, filmuoju viską. Tai va. Tai ką, truputėlį apėjom ir važiuojam pas draugelį, palikom 1 eurą. O, pasižiūrėk, kiek alkoholio. O čia tai jau... Žiūrėkit, kaip čia viskas atrodo. Pirksim vandenį. Jo, mes norėjom vandens sustot nusipirkti, nes išdžiuvom. Entrada. Wow. Bet rimtai, mes čia pirksim vandens. Nu jau, hebrytė. Kas iš po savaitgalio, tai varvinsit seilę. Lipam, einam, pažiūrėsim visur. Tabakos čia kažkokiu. Eik tu savo, pažiūrėk, kokia parduotuvė. Tavo? Man ant kaklo? Aurimą ant kaklo. Gyti, ateik. Nešoks. O, kokia. Nu labai faina tokia, žinot, kaip vietinių miestukų parduotuvės, tokios būna autentiškos. Tai... Ai, nerodysiu, aš veidą savo. Gytis irgi visas užsvilęs. Kas tau atsitiko nuo pusės veido? Neįsivaizduoju, biškį saulė netaip. Netaip saulė susidėlioja šiandien. Va, reikia aurį tokį nupirkti. Jo, čia tokia, galėsi virt kokią pajabint travą. Geras. O, jezu, hebrytė, o čia tai aš jau filmuosiu tikrai. Pasižiūrėkit, kokiu čia. Čia jau Mildarui. Mūsų automobiliukų kolekcininkui. Pasižiūrėk. Fantastika. Wow. Eik tu savo, šito išleisiu visus savo pinigus ir dar skambinsiu. Ne, gal neskambinsiu, gal iš šito žmogaus dar pasiimsiu. Į Saguzį. Nu, žodžiu. O, pažiūrėkit, kiek mocų visokių.
Nu, čia namus padekoruot gali teisingai. Teisingai gali padekoruot namus. Gal ne visiems labai patiktų šeimos nariam tokie dekorai, bet... O va čia tokie dekorai jau patiktų. Olia. Žiūrėk. Eikit savo, eikit savo. Sveikutis, kad tu gero. Nu, Andora yra graži šalis. Ir Wrangleris dar važiuoja. Dar nusipirkom tokį dalyką. Būsim dar sveikesni, negu dabar esam, taip? Ir va, mūsų Pežas. Jums tik atrodo, kad čia paprastas Pežas. Bet čia viduj slypi Yaris GR variklis. Jokauju. Visiškas gaidys. O, tu jau. Davai. Čin. Sangrijos. Nu, kaip tau chicken soupas? Chicken soupas ant pradžios ir laukia burgeritai. Burgeritai. Aš pasiėmiau humusėlio. Visai nebloga. Nu, ragauk sriubą. Ragauk sriubą. Gera sriuba. Taip ir galvojau, kad sugadins video. Tu sakei. Apie 30 metų pažįsti žmogų, taigi natūralu, kad jau žinai, kad vyksta. Pakarnas nuimtas. Žinai, kas yra, kai moteris pirkti negalima, nes tai yra prostitucija. Bet filmuoti pornografiją tu gali. Tai jeigu tu darai seksą su moteris, mokėjai pinigus, bet visą tai filmuoji, viskas jau gerai. Jo, šitas Amerikos. Tai viskas yra gerai. O tai dar rodys fuliuką ar ne? Nežinau. Tai viskas, tai yra fuliukas. Fuliukas, šitas stadionas. Eigulių čempionatas. Žiūrėk, kažkoks ruselis. Čia treneris? Treneris. Kalniečius laušia. Dabar žiūrėk, turiu klausimą. Tai šiandien niekur nevarom. Varom, jį tik pagaldom ir varom. Tu nori, tą? Šiandien mes niekur nevarom. Tai jeigu šiandien niekur nevarom, like, share, subscribe. Apgimark. Apgimark. Susitiksim kažkada. Ate.